Sveiki. Priminsiu, kad vis kalbamės apie geresnę kūno savikontrolę. Kalbamės apie raumenų atpalaidavimą, apie kvėpavimą ir dėmesį. Tikiuosi, darėte ankstesnėse laidose pristatytus pratimus ir jau geriau sugebate atpalaiduoti savo kūną. Bet visgi priminsiu dar kartą, kad įkvėpimas tai yra įtampa, iškvėpimas tai atsipalaidavimas. Todėl šiandieną išmokite dar vieno pratimo, tarsi apibendrinančio pratimo. Jūs jau mokate atpalaiduoti kūno raumenis, bet kurie nedarė pratimų arba juos primiršo, priminčiau, kad padarykite tai paprastu būdu. Įtempkite kairės rankos raumenis. Pradėkite nuo to, kad padarote tai įkvėpdami ir iškvėpdami atpalaiduojate. Vėliau tą patį padarykite su dešinė ranka, su veido raumenimis, su kairė koja, su dešinė koja. Ir dabar, kada kvėpuojate lygiai ramiai, gulite atsipalaidavę, nusišypsokite savo vidinę šypseną. Nusišypsokite taip, kad jūsų veido raumenys liktų atsipalaidavę ir nejudantis. Bet pajuskite, kaip ta vidinė šypsena sklinda po visą kūną. Jūsgi verti šypsenos. Nusišypsokite savo ir pajuskite, kaip šiluma ir atsipalaidavimas sklinda per visą kūną. Kaip šypsenos jausmas sklinda per visą kūną. Tai vienas iš efektyvesnių streso požymių valdymo pratimų. Ir siūlyčiau jį padaryti ne vieną kartą. Siūlyčiau jį išmokti, kad galėtumėte tai padaryti. Net ir darbe ar kur nors kitur, kur patirsite įtampą. Galbūt kam nors nepavyko savo nusišypsoti. Tada elkimės labiau dalykiškai. Pamėginkite pajusti, kaip nuo viršugalvio, bet tik jau po to, kai atsipalaiduosite. Nuo viršugalvio per visą kūną sklinda šilumos banga. Tegul nestipri, bet sklinda nuolat per visą kūną, tarsi bangelė perjuda. Tai irgi turėtų jums padėti valdyti streso požymius.